Sveiki visi, Lupsu Anime Lover 17 čia. Šiandien aš darysiu tokį muilą. Galiu parodyti. Liuliu, patraukiam tą. Va, jis visai įdomus. Jis labai švelnus, jeigu liečiate. Ir jis visai tamprus. Aišku, biškai reik. Ja. Bet čia yra muilas. Ir aš parodysiu jums, kaip jį daryti. Pirma, ko jums reikės, yra tiesiog muilą rankom plaukti ir reikia skysto. Tai jo, galite imti ir spalvą, bet aš pasiėmiau permatomą, nes nežinau, man tiesiog atrodo, kad buvo biškai geriau bus ir man visai gerai išėjo. Man išėjo toks baltas parodysiu, ką aš naudoju. Ir dar jums reikės šito, potato starch, bulvių krakmolas, čia aptikrinė linija. Jo, ir prašau, ir turėkite kažką ranką kažkaip nusišluostit. Jo, pravers. Taigi aš išimsiu biškį tą, nes čia jau padariau nesenai. Ir parodysiu jums iš naujo, kaip daryti. Taigi jis biškį dar parinas, bet nieko, jo, neblogai bus, viskas bus gerai. Pradedam. Pirmutėlę įdėkite muilo. Nežinau, kiek įdėkite, tiesiog įdėkite kažkur apie va tiek. Tada įpilkite beveik tokia pat, beveik tokia pat kiekio cornstarčio arba bulvių krakmolo. Tada išmaišykite su šaukštu. Taigi išmaišykite. Ir maišykite, kol nebeliks nieko ir pridėkite, kol bus. Išmaišykite, kad atrodytų taip ir kad kai būtų toks biškį guminis ir kai mestumėte, jis tiesiog, jo, matot. Ir tada dar pridėkite bulvių krakmalą. Kai aš dar pridėjau biškį, aš galvoju tokį išmaišius, aišku. Jo, ir tiesiog toliau maišykite, kol bus švelniau. Švelnesnis viskas. Taigi išmaišiau, man dabar atrodo taip, matot, švelniau, tai tiesiog geriau. Ir siūlyčiau įdėti labai mažą lašelį šampūną ir žiūrėkite, kad jis būtų geras šampūnas, tiesiog šampūnas, jo. Įdėkite kažkur tik tiek. Ir toliau maišykite. Taigi biškį, jeigu per minkštą įdėkite dar, jeigu per kietą įdėkite daugiau muilo.